Labas, brangi. Šiandien apie intimumą. Kalbuosi su tavimi, su moterimis, skirtas šitas video moterims, jautriom, jausmingom, mylinčiom ir norinčiom būti mylimom. Tom, kurios yra santuokoje, ryšyje su vyru ar trokšta, nepriklausomai nuo to, kiek metų draugai yra su savo vyru, patirti romantiką, intimumą, orgazmiškumą tiek savyje, tiek santykėje su savo vyru. Tai šitas video skirtas būtent malonumui, intimumui, santykėje poroje, nepriklausomai nuo to, kiek metų. Šiandien galiu pasakyti tik tai tiek, kad įmanomas yra ne tik man, bet įmanomas ir kitom moterim, kai liudiju dirbdama su asmeninėje mentorystėje ir grupinėje mentorystėje su moterimis, kai matau, kaip pasikeičia. Ir esu šiandien po pokalbio su viena iš klienčių, su kuria keliaujame 3 mėnesius. Ir jinai šiandien pasidalino, sako, paskutiniai 2 mėnesiai pačio gražiausio neintimumo, malonumo, didžiausio orgazmiškumo gyvenime laikas. O vyras vakar pasidalino dėkingumu, tai yra jinai jautė po mylėjimusi, matė ašaras, jautrumo, dėkingumą, girdėjo iš savo vyro, už tą artumą, už tą mylėjimą, už ne seksą, o tiesiog be galo gilią patirtį drauge. Ji pati taip pat džiaugiasi, neatsidžiaugia tuo orgazminiu patyrimu. Turiu minty ne tik mylintis, kai neišta mes kalbame netarpusavį savo klientėm. Noriu išplėsti orgazmiškumu, kuris prasideda daug anksčiau negu mes mylimės, draugės su savo mylimuoju. Tas malonumo gebėjimas jausti malonumą savo kūne, savo kūnu. Ir tas orgazmiškumas prasideda jau tada, kai mes ar gamtuoj vaikštom, kuriam maistą, namus, darbus dirbam tos, kuriuos dirbam, tai yra su malonumo tokia orgazminė energija. Ir jis sako, kaip pasikeitė, sako, aš suprantu, kad aš galiu jausti tą malonumą, kuris trunka negali dienos metu ir ar valgyt gaminu vaikam, ar einu pasivaikščioti į gamtą, jaučiuosi be galo didelį malonumą. O jau ką kalbėti apie mylėjimąsi su vyru, pasidalino, kad iki šiol, sako, maniau, kad, jau kiek vyras jau, kaip sakant, kaip jau vyksta ten pas mus miegamajame, taip jau vyksta, ir viskas, tokios ribos. Ir, sako, labai nustebusi, kad kai pasikeičiau aš, sako, per šitos mėnesius atgavau savo ašį, atvėriau savo malonumą, kaip pradėjau mėgautis tame artumume su jau toje meilės puotoje su vyru, pati mėgautis ir patirti malonumą, leisti savo patirti, atsiverti, tokio, kokio kai šiol nebuvo patyrusi. Ir vyras ėjo iš paskos, tai yra paskui tą mylinčią, gražią energiją. Tai tiesiog labai labai džiaugiuosi, kad dar viena laiminga pora pasaulyje daugiau. Ir moterims spindinčią malonumo, su kuria dar tęsime, kur užbaiginėjom kelionę. Tačiau šitų beveik 3 mėnesių darbo, sako, 2 mėnesiai jaučiu tokį stiprų pokytį ryšyje su vyru. Tai noriu pasidalinti, tai yra kokie žingsniai yra, koks kelias. Kad tai nėra vien man nenutikęs toks dalykas ar dar keliom išrinktosiom moterim. Tai yra tam tikri dalykai, per kuriuos keliaudama moteris atsiveria tam artimumui ir meiliai ir giliam meilės patyrimų, orgazmiškumo, malonumo per savo kūno patyrimų, su gilia meilė. Tai yra, kai susijungimas yra visuose lygiuose - kūno, proto, sielos, tiesiog dvasinis patyrimas. Tai visa tai, kaip sakau, pati paskutinė dalis yra mylėjimasis šitos visos kelionės etape. Ir tai, per ką lydžiu aš savo klientes, per tam tikrus žingsnius labai aiškiai sudėliotus,
kad galėtų atkeliauti į tą, atsiverti pati į savo malonumą, kad galėtų mėgautis gyvenimu, malonumu, bendravimu su vyru, mylėjimusi su vyru ir nepriklausomai kiek metų. Čia apie tą moterį, kur kalbėjau, apie 10-metį, link 10-mečio jau jų santuoka trunka. Ir nepriklausomai nuo metų, aš pati savo vyru šiuo metu esu 20, net skaičių pamiršau, bekalbėdama, 24 santuokoje ir dar 3 drauge buvom. Tai aš esu Aistė Samulienė, kas mane matote, sutinkat pirmą kartą, spindinčio moteriškumo mentorė. Tai reiškia, kad padedu moterim turinčiam iššūkio santykė su savimi, savo kūnu, savo moteriškumu ir santykė su savo vyru, romantinio, mylinčio, kur ranka rankon keliauja meilė ir išmintis, pagarba ir aistra, trauka, nepriklausomai kiek metų esate drauge. Ar pradedat pirmus žingsnius, ar daugelio metų patirties, daugelio vaikų, projektų, nekūrimo drauge patirties, būties, kasdienybės, statymų, dar kažkokių reikalų. Tai specializuojasi iš to srity ir šiandien pasidalinu su tavimi žingsniais, kurie atveda į tą patyrimą, kurio tik ką dalinausi klientės, tai yra malonumą patyrimą visų kūnų, artumą su savo vyru, aistra ir pagarba ir tas gilus ryšys ir kasdieniam gyvenime ir mylintis kaip dvasinis patyrimas, kūniškas ir dvasiškas patyrimas. Taigi, į šitą kelionę veda tokie žingsniai, tai yra pirmiausia, keliaujam, leidžiamės į praeities bagažo švalymą. Visos mes atsinešam tam tikrą bagažą, tam tikrą svorį iš savo praeities. Tai yra iš savo vaikystės patyrimų, taip kaip mes matėm, suvokiam, būdamos jautrios, nenorančios mylėti ir būti mylimos mergaitės tuo metu, tą aplinką, kurioje augom su savo tėvais, broliai, sesėm, mokykla, visa ta aplinka, pirmi patyrimai. Tai yra kaip toj šeimoje, kurioje buvom, kaip tam būtybė, kurią tu buvai, patyrė tas patirtis, kurios gali būti nuo visiškai, žiūrint racionalių protų, nesudėtingų, iki tragiškų. Ir visos jos priklauso nuo to, kaip priėmė ta, kurią tu buvai tuo metu. Nes dabar žiūrint, gali atrodyti, kad tai nereikšminga kažkokia situacija, į kurią nesureagavom vaikystėje, tos vaikystės žaizdos, mamos žaizda, tėčio žaizda, tai yra kaip interpretavo tavo esybė, tavo savastis, ta jautri, kokia tu gimei iš tą pasaulį. Ir per tą jautrumą kartais, išoriškai, tai normali situacija, ten tėvai turėjo, normalią ten kažkokią situaciją, tiesiog negalėjo kitaip, bet sureagavau, kad man trūko meilės, sureagavau, kad buvau palikta, sureagavau, kad nesu mylima tokia kokia esu. Dar ir daugybė kitų, čia pradedu nuo tų, čia vardinu pavyzdžius tokių dalykų, kurie, kaip sakau, labai subtilūs, ir tokie normalūs, bet yra iki po to trauminių tikrai patirčių, kurios gali būti iki žiaurių, kurios persikeičia. Tai yra vaikystės bagažas. Tuomet yra giminės programos, kurias mes pasąmoningai perimam. Tai viena vertus, dalyvaujant šeimoje iš to, kita vertus, bet tos giminės atsikartojančios istorijos. Dažnai gali būti moterų, kartais iš pirmo žvilgsnio galbūt nesimato to atsikartojimo, kai kuriam labai tiesiogiai matosi, pavyzdžiui, skyrybos, skiriasi tėvai, po to pati moteris jaučia, kad taip galimai, Ir tos programos, kurios keliavo iš giminės per giminės kartą, taip pat įtakojo mūsų vaikystę, mūsų gyvenime, ir mes
imam tos programos įsijungi ir pradedam atkartoti, tarsi rolę žaisti, kurios nesi tu, nesam mūsų kaip ir sielos esmė, kokios esam, bet jos tarsi prašosi būti pamatytos ir išreikštos. Tai šitą dalį tikrai valom, sugrąžinam tas programas, kurios nebėra jau aktualios arba suprantam, kad jos yra perdodamos iš tos ankstesnės patirties, kuri buvo skausminga mūsų protėm, tai yra tėvams, seneliam ar kitiem, ir kurie kaip apsauginės reakcijas perdavė tas programas, kurios šiuo metu, kai mes gyvenam kitame laike, jau nebeaktualios ir nebegaliojančios, bet mes vis tiek jomis gyvenam ir natūraliai aktyvuojam tos elgesio būdus savyje, su mumis, santykyje, su vyrais. Ir jos tada atsikartoja. Mes pritraukiam tokias situacijas, kurios atsikartoja tol, kol mes savo sąmonės dėmesio, savo sąmoningumą pamatom, kad palauk, čia žinai atsikartoja. Tada kaip išeiti iš jų, išeiti ir keliauti toliau. Tai yra viena dalis to bagažo. Tai plus tos pačios moters seksualumo patyrimai, kokie buvo kažkokie, galbūt tos patirtis, kurios įsirėžė vienaip ar kitaip, ar formavimo kažkokius įpročius, įsitikinimus ir vedė tuo taku, kokiu dabar yra esi. Ir jeigu jauti, kad tikrai norėtum, kad tas artumas, romantika, ne tik, kad sakytų, tai taip, po to kaip du žmonės po vienu stogu, ar norit kaip mylimieji gyventi po stogu su visu to atsakomybė. Tai tada sekantis žingsnis yra žengiamas. Tai yra vienas, praeities bagažą, 2, tapimas pati savo mylimoji. Prieš tai, kol mes su vyru tampam mylimaisiais vienas kitam, net kai dabar, kaip sakau, moteris, dabar grupinės mentorystės, dabar iš tiesų mano klientės visos yra santuokoje gyvenančios moteris, šią akimirką šiuo metu yra susituokusios ir vyksta tie pokyčiai. Tai lygiai greičiai to gyvenimo, kurį patiriam savo vyru, mes mokomės tapti mylimosiomis. Tai yra vedu moteris per tai, kaip pamilti, bet ne tik žodžių prasme, ne afirmacijos vienos kitos, bet iš esmės priimti save tokią, kokią yra, savo seksualumą, savo poreikius, savo kūno atvaizdą, savo visą. Tai yra, kad tapti savo mylimoji, kad taip gera būti su savimi, rasti save patirti tokia, kokia moteris esi ir tą tikrą mylimąją tapti savo, kai atrodo, kad jau taip gerai, kad gal net ir viena negaliu. Bet čia ne dėl to, kad išeiti iš santykio, čia dėl to, kad galėtum dar tapti tą mylimąją savo vyrui, kad puikiai suprastum save, savo kaip mylimosios aspektus, įvairius poreikius, kokybės, savybės ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tada trečias žingsnis šitame tarp pamilimo savyje irgi taip pat svarbu, tai yra seksualumo savo ištyrinėjimas, tokias kaip savo moteriškos dar prigimties aspektus, kaip savo seksualumo, orgazmiškumo, malonumo atskleidimo, sugrįžimo į kūną, kaip būti kūne. Ir savo moters cikliškumo, savo moteriškos prigimties, kokiame amžiaus tarpsnyje, kokiame cikle, ritme, pagal ką kaip moteris gyveni. Ir tas pažinimas dar pagilina tą ryšį su pačia savimi. Ir tada einam sekantį žingsnį jau to santykio, jau su vyro netyrinėjimu, kur pirma dalis yra širdies reikalai. Jeigu ten pilna nuoskaudų, patyrimų, nepasitenkinimo, yra visą šitą išsikuopti, išvalyti, kaip tą praeitį, savo tai santykio praeitį, taip pat išvalyti, iškuopti,
Nes kol moteris turi priekaištų daug, ne savo mylimam vyrui, tai jinai su juo, jai sunku atsiverti. Kad atsiverti seksualume, tai yra tame atvirume, buvo turi širdis atsiverti. Ir va tas žingsnis veda atverti širdį, tai visas uždangas, kurios susiformavo dėl kažkokių skausmingų patyrimų šiuose santykiuose, ar prieš tai buvusios su kitais vyrais, kurios kaip apsauginės reakcijos, nesusipratimai įvairius, bendravimo dalykai, kaip su meile pagarba kalbėtis, ne su mylimu apie savo poreikius, apie savo ribas, apie save. Ir tik tada keliaujam iki seksualumo, jau intimumo, to seksualinio ryšio su vyru. Tik tada moteris veriasi, atsiveria ir gali patirti, atsiverti malonumui ir mėgautis ir sueiti mylėjimą su savo mylimuoju kaip dvasinę, kūnišką, be galo malonę patirtį, kur pripildo sveikatos, džiaugsmo, tiesiog kiekviena ląstelė atsinaujina tai orgazminiai patirti ir labai stipriai sustiprina meilę. Vyrai tuo metu, moteris dalinasi, kad gali tiesiog su ašarom akyse tą patyrimą priimti dovanų, jeigu jie anksčiau to patyrimo neturėjo. Tai mes, moteris, pasirodo, yra taip, kad parodoti galim tą kelią, tą būdą į tą tyrą, natūralų, gilų seksualumą, kuris gali būti kaip ir dvasinė patirtis, kaip meilės gilios išraiška. Ne tik seksas, ne tik pareiga, ne tik kažkas tai čia tokio kaip vyro tik tai poreikis, bet abipusiai tokioj darnoj harmonijai keliauti iki šitos gilios intimios patirties. Tai štai tokie žingsniai, pirmas, išvalyti, iškuopti praeitį savo, kad nebūtų tos naštos, kuri vestų į užsidarimą, blokavimą arba automatinės reakcijas, kurios nebūtinai yra tavo, įsitikinimų valymą, giminės programų, vaikystės situacijų perkeitimą, praeities su savo vyru perkeitimą, visų nuoskaidų keliavimą. Toliau pamilimas savęs, kaip mylimosios visose lygiuose, nuo fizinio iki viso į savęs pažinimo kaip moters, savo moteriško principo, kaip jisai reiškiasi per tavo moterišką kūną, tavo ritmus, tavo ciklą, seksualinė energija, kaip teka tavyje, orgasmiškumas, visa to pažinimas. Toliau santykio, trečias žingsnis tada su vyru, ir tai yra pirma dalis, to santykio, kalbėjimo, bendravimo, ir čia yra tiek energetinės, tai yra būsenos, iš kokios, kaip mes kalbame su savo vyru, ir yra tiesiog technika, tam tikra struktūra, kaip kalbėti, kad būtum išgirsta, ne iš teisingos būsenos ir iš teisingais žodžiais, netinkamais, gal tas žodis būtų tinkamiausias. Ir tada prie mylėjimosi, sueities, niuansų, detalių tyrinėjimo vienas kito ir patyrimo tos meilės po tos. Ir tai nepriklauso nuo amžiaus, tai nepriklauso nuo kiek metų drauge, nuo to, kiek vaikų turite, kiek reikalų ar problemų. Tai reiškia, tai yra įmanoma. Tai labai džiaugiuosi to galėdama pasidalinti su tavimi. Džiaugiuosi, kad per mano klientes daugėja tų laimingų šeimų ir geriausi linkėjimai. Ir jeigu jauti, rezonuoja ir nori būti palydėta, patyrusios medlės mentorės, tai turiu tam pasakyti, kad turiu mentorystėje asmeniniam darbui vietą, tai kviečiu tave tuomet užpildyti paraišką, pačioje pasidalinu, arba tiesiog man parašyti žinutę, jei nori praeiti šitos formalumus, tiesiogiai su manimi susisiekti, žinutę atsakydama, ir tuomet susieksiu su tavimi dėl pokalbio neįpareigojančio, kurio metu mes tyrinėjame, kaip
derame viena kitai ir aptariam visas detalės. Tai, brangi, geriausi tau linkėjimai ir jeigu rezonuoja, jeigu tikrai randi save tame etape, kuriame jauti, kad esi verta ir jauti, kad ir tu esi, tau yra galima ir įmanoma ne tik kitoms patirti ir pagarbą, ir meilę, ir aistrą tavo santykė, tavo santuokoje, tavo santykis su tavo vyru, nepriklausomai kiek metų esate drauge, parašyk man ir galėsime tęsti pokalbį. Geriausi linkėjimai. Iki